Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Žodžiu, labas rytas, sveiki sugrįžę į naują vlogą. Naujos dienos atsikėlam, dabar yra po 6:11. Esam tarp džiunglių paukščių, ne tarp džiunglių, bet jau kažkokiam kaimam tam pačiam, kur vakar užmygom. Po 6:11. Tai sakai po 6:11. Man smegenis biškai nedirb dar, bet jo, prabudom, atsikėlam, susiruošėm, susidėjom daiktus, pasiruošę išvažiuoti į džiunglis, važiuosim per džiunglis. Apie šiam kilų, tai tikimės pamatyti gyvūnų. Sakė, kalbė jo su ChatGPT, sakė, kad pamatyti jaguarų yra tikimybė 1 iš 10 000, bet beždžionių ar ten šitų šeškų, žodžiu, tokių gyvūnėlių pamatyti tikrai įmanom, ypač iš ryto mes kai būsim. Tai fainai gerai. Ir jo, mam dar biškuisės, bet jau toje važiuosim. Atsisveikinam su šiaudiniam stogam savo ir girdžiat paukščiai. Žodžiu, fain. Vakar naktį kažkas rėkavo, galvoja, kad kartėlis jau žmonės skerdži, bet gal neskerdži. Nežinau, žodžiu, nesvarbu. Žodžiu, varom į džiunglis ir susimatom kažkur keliai. Nes net nežinau, kur kas atsitiks, nes jau po vakar, už vakar dienų, tai nebežino nieko, tiesiog varom, kur varom. Žodžiu, pirm stotelą yra nusipirkti bilietą reikėjo, nes čia vis tiek draustinis ir, žodžiu, nėra šitą paprastą tas džiunglis įvažiuoti. Nusipirkam bilietą, gavom apyrankis ir jo, dar čia ir kavos daro, tik moteriškė labai fain. Ir jo, dabar yra po 7:20, tai dar važiuoju koks apie valandą per džiunglį šiam kilų, tai kažkaip nuvažiuosim, kažkaip kažkas ir jo, dabar jau gal daugiau parodys džiunglį, nes dabar važiavam tiesiog kelti, tai jo, o važiuoti dabar jau biškali įdomiau bus, gal jau kalakutų, sakė, galim pamatyti beždžionės, sakė, rėko į rytus, tai va, pasižiūrėsim, gal ir pareikos kokį nors beždžionį. Važinėjom į Kalakmulį, o Butkutė groja iš kartą. Važiuojam, nežinau, kur čia šiaip Daniaučiai. Aš nežinau, kur važiuoti. Nejaučiu, kad ant tiltą kaip ir. Aš taip tikėčiau. Žodžiu, nesvarbu, jeigu kur nors ten apsisuksim, kur nors. Все, varom. Žiūrėt beždžionių. Ant pirmų ženklų yra, sakiau, kad yra kalakutų, yra pumų, bet pumos tai naktį labiau. Leopardų, jaguarų, beždžionių, negro. Žodžiu, man čia viską yra, mes jau bijom. Važiuojam per džiunglis, o viešpadavė įspūdžiai. Nieko negirdėsiu. Tai žinau, reikia su atidarytam langam ir važiuoja žmonės čia. Man jau nupieš, kad čia va yra crossing. Žodžiu, važiuojam. Don't do this at home. O, Robi, kurgi tu lėki? Na, pažvelk, kokia aš moteris puikiai. Gal tik neidealus ir šiek tiek pilna, bet esu Europa, aš karšta. O tai. Dabar jau tikrai važiavam ką tik į biosferų jau tų visų. Sakė, va čia kiam max ir 30, sakė, tai žodžiu, mes važiuosim negreit, ką pasižiūrėti, pamatyti, kur nors. Sako, mama, sakė, kad čia pumų daug ir, sakė, daug vaikšto gyvūnų. Sakė, pum galant sėdži. Pasižiūrėkit, ar ne pum. Va, pum galant. O, aš pati. Žodžiu, tai va, važiuojam, dabar jau tikimės pamatyti. Mes susilažinam, kas daugiau pamatys gyvūnų nufotkį. Barsukų. Jaučiu, kad ašė. Tai jau čia dėsim foto irgi tokį biškį, ne? Jeigu rasim. Jo, jeigu bus, vis tiek, nes kartais nufilmuoti gal nespėt, žinai, su kamerytė, tai
Nu, maždaug įdėsim, tikrai visko, kur daug matysim, daug įdėsim, daug fainė bus tikiuosi. Jeigu nors vieną pamatyti. Ne, manau tikrai pamatysim, nes, nu, jeigu sakė jau šitą moterį, kad sakė labai daug faunos, va, ten jau mato šitą, tėt biškį privažiuok, ten aš parodysiu. biškį. Ženklų daug. Faunas. Va, biškį va. Kiaulių. Protecta la fauna de la calakmul, va, yra, va, šitų kažkokių, tadom tukanų ir tapyrus, man atrodo, čia, nu, žodžiu, taip, kad čia turi būti jau daug, tikiuosi, kad kalakutų bent jau pamatyti. Nes sakė, čia ir kalakutų daug vaikšta palei kelių, tai aš noriu bent jau kalakutų pamatyti. Matėm jau, čia, bees, Mūsų vakarienę kalakutė. bičių matėm. Aš jau pasirodžiau kaip anglas, žinai, kur grįžau iš po 2 savaičių Anglijos. Bees, kaip sakyti tą žodį, bees. Ne, man su kartais susikėt būm, nieka tokia, žodžiu, va. Zona archeologija L7, nu čia, žodžiu, daug tų archeologinių, jau tamsiai, žiūrėkit, jau kaip tams, nu, žodžiu. Varame nuotik šeima. Va, žiūrėkit, aš čia biškį parivinėčiau, žiūrėk, aš parodys, kas čia virš mūsų va yra. Va, palauk dar biškį, negrybs. Aš galvoju, kad čia lyst. Čia lyst, patu grybs. Nu, čia lyst virš mūsų va tas va. Žodžiu. Все, gerai, varom, važiuojam, pafilmuosim, kur spėsim, ką nespėsim, tų pafotkysim, ką nepafotkysim, tų pasakysim, žodžiu, bus žiūrė gerai. Sustojam pirmam kažkokiam čia, tai čia yra paims ir sakėm, galim Labai spygis, tai man reikia parsirengti. parsirenk. Galim rasti kokodrilo, va, tokių, va, šitokį, šitą ir sakė kokodrilo. Va, čia sustojam tokio aikštelai, Laiko, žiūrėk, aš čia. čia yra, va, nupiešt. Ten ir parodyt, kur eit. Ir čia ir nupiešti irgi, va, kur mes esam. Čia mes užėsim iki čia kažkur dar. Nu. Žodžiu, tai va, mes čia kažkaip taip rato apeisim, man atrodo, taip kažkaip. Nu, žodžiu, kažkaip. 7 kilometrai. Ne, čia yra. Čia visas to tras yra kilometras ir 200. Nu. Tai va. Turistė dūja, va, tokie, nu, baltos maikutės, viskas. Ar čia tikra turistė? Va. Čia einam, prasivaikščiosim. Pasižiūrėsim per džiunglis, jau čia grina. Va, čia mano svajonė buvo įveikti į džiunglis. Tai va dabar ir einam į džiunglis. Žodžiu, fainai. Pasižiūrėsim, gal rasim kokį krokodilų. Ką tik girdėjom beždžionį rėkaujančių. Man atrodo, mano skrybelų nu. Kaip įspūdžiai. Pavok skrybelų, man apiški bais. Fu, o tai čia skraita, bet mes išsitėm. Kaip faini. Sakiau, kad nuo kelio jų nesikirčius, o čia va kirčius. Žiūri faini. Čia leopardai. Žodžiu, gerai, jau aš užskaito šits džiunglis. Oi, tai faini. Žodžiu, žiauriai užskaito. Jeigu tą pamatysi, apsišiks iš viso. Žodžiu, einam. Šiaip net pavyko pamatyti beždžionį, nors realiai nesitikėjom, bet tiesiog va virš mūsų laipai tos beždžionės. Tai aš man pavyko man nufilmuoti biškį, aš įdėjęs tenai ir dabar einam dar ieškam žiurkių kažkokių. Nes sakė, čia žiurkės yra kažkokios. Žodžiu, tai vat. Jo, bet labai faini. Man jau dieną iškart geresnė 3 kartus. Nes jau man nuotaika atsirado.
Eikit, lyskit čia, ryšė. Man tas dabar suku patamsi. Kas toks? Barsuku. Žiūrkė ten nebarsuks. Žiūri, fainai čia. Va čia tijo, va čia žiūrėkit, grimsau kažkoks. Va. Atrodo. Šūtį. Ne, čia Krusdelyn. čia grims. Va, mes jau beveik viso apėjom, va. Mes pradėjom čia kažkur, mes jau čia esam. Tai mes jau daug apėjom. Tai va. Gerai, dar einam. Svarbiai žiūrį pamatėm. Aš neįsarčiau, bet čia pažiūrėkit, čia kokios krusdėlas, kas čia vyksta. Pasižiūrėkit. Gerai. Wow. Čia su telefonu filmuoju, va. Nu, kažkur jas daro. Jo, o viešpatė, ne, einam. Jau prarėja kažkokį iki... Aš dar kol kas nesirengiu nieko. Gerulis, ne? Šitą aš jau užskaitau. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Kol važiavom, matėm šarvuoti. Čia manęs negauda, nefokusuoj. Fokus. Matėm šarvuoti. Nesupras, kas čia yra. Aš papipis. Kita. Aš papipis. Dabar einam, matėm, aš tik beždžionį irgi tatkėjom, dabar einam irgi pasižiūrėti čia. Čia yra, mes esam čia ir eisim iki čia kažkur. Čia nežinau kiek yra, ten ir parašyti. 600 metrų. Ir va, nuo mūsų iki punto observacion de fauna. Va, nuo 7 iki 6 galim čia, va, iki 4 galim eit. Jo, žodžiu. Na, einam, pasižiūrėsim, kas čia bus. Gal rasim dar kokių gyvūnų. Šitą tai atrodo kaip iš Svatų to Olga Nikolajevna ar как tenai, va. Eins так сутащить. И трава, и бабочки, и деревья, и медведь. O viešpatį. Žodžiu. Įdomu, gražu. Kaip tau man patinka čia, aš tau gražiai suplanavo dienų. Taip. Va. Aš kaip iš ryžių, tų laukų. Jo, tiksliai iš Vietnamo. Iš Vietnamo. Žodžiu, gerai, einam. Ne, gal tik Japonija, ne, Vietnamas, man atrodo, dar Balyt. Žodžiu, gerai, einam čia, gal dar rasim kokių gyvūnėlių. Žodžiu, radam vištą, nu, tetę rado, gerai, neradam. Kiaušinė vištos. Pietumba. Nu, ne vištos, čia kažkokia paukščia. Tai kaip jis iškrita, galvoju, ir nesudūžo. Arba gal valgė japonai, nes po mūsų, Jo. prieš mum japonai buvo čia. Kiaušintai, da. Sakė, šit smirs parūgai, sakė. Dabar treniruojam kojas. Sudaužyti. Ne, daužyką geriau. Treniruojam kojas didžiajam lipimui. Ką? Ir, Ginta. jo, žodžiu. Pavargam pusiaukelą, visus sėdam pasėdėti. Čia buvo ženklas, kad aš beždžionės einu tipo per čia, tai va, ieškam beždžionių. Gražu miške, ha-ha, vasaros laike, ha-ha, paslaptinga ilgu čia. Kaip gražu miške, ha-ha. Matot, kaip mes čia keliaujam, įdomi, smagi. Oi. Šis vlogas ilgesnis bus, bet įdomus mano. Nes ir jūs gyvūnų pamatysit, ir mes matom. Ir dar matysim Gvatemalos miškas užlipę į aukštų bokštų, žodžiu, iš vis buvo žiauriai fainai. Nu, į piramidę jau ten tokia. Puspė. O, čia kas čia įsinėris. Kur? Va. Čia kas čia toks. Tiek. Palauk. Sraigė. Va, sraigė net, va. Fu. Fu? Tikrai fu. Čia einam link mašinos, nes jau karas daras, jau man bėg visur šlamp. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Žodžiu, ką tik atvažiavom. Po ilgų 60 km, kuriuos važiavom apie 2 valandas.
nes greitis buvo plus buvo tik tai 3 km per valandą. Tai dabar jumai montažiuks ir susitinkam nuo piramidės tos majų atsteikų tų šūdų visų viršos. 3, 2, 1, važiavam. Šis gyvenimas nevertas, kad pamirštum kur dangus. Jeigu buvo pirmas kartas, paskutinis irgi bus. Ai, 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 kaip tik kitaip ir yra. Oi, 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 įsitikinsi rytoj. Hei, 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 kaip žiūri taip ir matai. Nai, 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 o aš dainuoju paprastai. Ai, 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 kaip tik kitaip ir yra. Oi, 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 įsitikinsi rytoj. Hei, 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 kaip žiūri taip ir matai. Nai, 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 o aš dainuoju paprastai. O aš dainuoju paprastai. O aš dainuoju paprastai. Paprastai, paprastai, prastai, prastai, prastai. Užlipam ant viršos. So happy, laimingos. Už mūsų grožiais. Va. Man gal sukas, man ypač aš jau net šitą jau šnek. Tenai Gvatemala yra už tų medžių, už 30 kilometrų. Ir mes sakam, ačiū, kad buvot šiandien čia. Mes dar nesibaig čia vlogs, bet ačiū, kad iki čia pamatėt visko. Ir dabar susitiksim kažkur važiuodamus, nes karštis įkraun, pečiai deg, viso varom namo. Ate, žiau. Žodžiu, kamermana yra bagažiniai, negali sugrąžyti vaizd, bet iš telefono, tai va, matom, yra cirks, karuselės. Nu, kažkaip ten cirka palapinė buvo. Va, čia vyks šventė, va, žiūrėkit, kokie aš čia, va. Va, Santarijo, va, kokie bažnyčiai, kur valgyti? Tikrai ne. Čia bus 5 dabar. Ai, tu čia šventė, žinai, koks jie fain susikėlai. Žodžiu, važiuojam. Važiavam valandų. Nieks. Važiavam kažkur pavalgyti. Jo, einam valgyti ir pasižiūrėsim, kas čia yra. Va. Einam ėst. Pasižiūrėsim, kur čia gausim ėst. Jo. Pasiėmėm 2 pork, 1 chicken. Šokė vyksta. Čia. Taip. Ir va, čia prie pudros tokios. Bet svar pavalgysim ir jo. Pasižiūrėsim, kad čia gerai yra. Pasiėmėm... Gracias. Pasiėmėm jamaikos ir pasiėmėm kolos. Muchas gracias. Ir kol tokiam butelį geram. Čia skaniai kvep, mes valgyt norėjom labai. Tai sustojam čia, pavalgysim. Ant laužą skaniai atrodo, pasižiūrėsim, kur čia padarys. Ir jo, tėtė irgi jau biškai happy, nes valgyt gaus. Žodžiu, gera. Einam pavalgyt, pasižiūrėsim, čia biškai nufilmuos, parodys, bet šiaip einam pavalgyt. Mūsų milijonus, bet nieko tokia. Viskas okei. Čia žmonės gyvena tenai. Nu, tas biški kaimo, ne biški didelis kaimo vibes toks, bet gera, faini. Muchas gracias. Žodžiu, atėjo maistas. Pirm šakot atnešu, ne, vėliau. Ir čia kaktusas kažkoks. Ir dešrelio, yra vištienos, yra kiaulienos. Dar kažkuo atneš. Žodžiu, tobula. Nu, gražiai atrodo. Tobulai. Very good, bueno. Bet dar nepavalgėm. Skan. Aš valgiau šitų paragavo, skans. Ir nežinau, kur daugiau pasakyti, žinau, kad dar važiuosim 2 valandas su kažkiek, bet važiuosim pagal jūrų. Tai gal aš ir pafilmuos daugiau, nes dabar nebuvo net ką filmuoti. Gracias. Tai su rankom valgyt, kol musės neapėdė. Na. Ir jo, tiek žinių, mes einam valgyt. Jum irgi kas valgot skanus. Ir jo, pasižiūrėsim gražių vaizdų toliau. Mes normaliai valgom su tėti, jau baiginėjom šitą va. Net pačios kojos kilnojas, kaip nori šokti. Eisim šokti. Kam tu te brangus darai?
Žodžiu, pavalgiam, nežinau kiek kainuos. Įdės čia va, kiek kainavo. O mes važiuojam toliau į nuotykius. Labai nesinorės iš čia išvažiuoti. Labai linksmai čia gyvenam. Все, važiuojam į nuotykius. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. O, pažiūrėk, būrės! Būrės! Mes taip kažkaip ir važiuojam, visų laikį, visas atostogas. Žinokit, su mum liūdna nebūna, mes linksmai mokam. Aš numirsiu šiandien. Ką? Mokat žodžiu, ar ne? Ten, kur aukštas klevas bėgo, baltas kelias protė būna mus gimtus. Rytmečiais rasatais mūsų už horizontų šaukė laikas nekantrus. Gera buvo likti džiaugtis ir gyventi tarp vilties ir tarp sapnų. Degė miestų ugnis bėgo, mūsų metai švietė ilgesys namų. Pro klevą, pro rūkius, kur mėlynas dangus, ankstyvą rytą. Naktyje sutemoj, nedrąsus kaip vaikai, po daugel metų jau tik tai namo. Žydės aušra languos, miegos tyla rūkios ir skambin širdys. O senas namas lauks, sušildys ir priglaus jo šilumą. Šaly, kur augom klevas, kelias augo į tėvų namus gimtus. Mes čionai žydėjom, mes iš čia išėjom pro plačius svajų vartus. Baltas sparni gandrė laimės metų paukštai, kur plasnoji, kur skrendi. Gal kaip mes vaikystė savo seno kraiko ieškai ir nesurandi. Pro klevą, pro rūkius, kur mėlynas dangus, ankstyvą rytą. Naktyje sutemoj, nedrąsus kaip vaikai, po daugel metų jau tik tai namo. Žydės aušra languos, miegos tyla rūkios ir skambin širdys. O senas namas lauks, sušildys ir priglaus jo šilumą. Važiavom pirmų savo per gyvenimą Meksikoje auto 9.5 pėse, tai 5 eurų. Jo, čia plėš daugiau negu Norge. 9.5 pėse, nu žodžiu. Dak 100. 100 duok. 10 ir 5 neturime, ne? Ne, Tai 500. žodžiu, mokam. Ir ten ir bažnyčko graži. O, ir bažnyčia ten yra, eisim babams. Tos bažnyčios dabar. Bet tai mes turim pasimelst Gvadelupei mergeliai. Jo, man jau pilvus skauda. Man irgi jau. Žodžiu, važiuojam, dar liko 3 minutės, mes jau kampiečiai, šiaip graž ten ein pagal visų, ten po jūr, ten žaiboj, čia ly. Realiai nepyks ką vakar ly gali lyt. Atgaivins biškį gali. O tepti, nežinau, šiaip graž miestelis, nu miestas čia jau, ne miestelis čia jau. Miestas čia ir nebloga šiaip, modernus, gražus toks, jo. Viskas faini, kol kas kiek matėm. Žmonės per Lietuvą variniai. Ir jo, dar pasižiūrėsim mūsų viešbutį ir tada jau kaip ir buvo šiandienai viskas. Smagi šiandien šiaip dien buvo, daug įspūdžių.
Įspūdžių daug buvo. Jo, Tėtė irgi. pakankama. Viešpatė. Įdom, fainė buvo, viskas gerai. Čia baseinas olimpinis, man atrodo, jeigu aš neklystu. Nu, toks biška Amerikos vaibą jau turi šits miestas. Nu, jo, toks good. Toks kurortė. Jo, fainė, vis gerai. Einam pasižiūrėti viešpučią. Vo! Lovytės su papuošimam gražiam. Dar vien su papuošimam. Labai gerai. Vais pro langų į gatvę. Siek čia balkonas yra. Va. Kaip gražu, smagu, faina, gražu. Va, senamiestį, kaip Puerto Rican biškį jaučiamės. Gerai, einam, tete. Vandens visiems padėti yra, stiklinė. Gerai, bus galvai dažyti. Garderobinė. Ir 2. Ir nežinau, vonį yra, bet man negalim dar į vonių. Sorry, not good. Žodžiu. Eikit čia, come here. Oi, family. Pavedžia kortelą, sorry. Jo, čia. Pum. Šio, mes sakam viso gero, labai smagu buvo diena šiandien smagi, taip? Jo. Žiūrė, smag buvo, žiūrė gero. Laukia vonia. Lauk vonsiu su šitam žiedlapiam smegenis nebedirb. O mes ko veiksim dabar, nežinau, jau iš hotelį ant parčilėsim. Pirmučiausia reikia biškai nusipraust, nes viskas. Ir pažiūrėsim, arba galėsim pavalgyti, gal Uberius sakysim, gal kažkų, gal neisim, nieko nežinom. Jo. Bet, žodžiu, iki kitų vlogų atsisveikinam. Čiau, čiau, bambino. Na va, močiutė, šaliką nedarėks verktūriam. Mam, tau, va, pažiūrėk, koks gražas bus. Va, kaklų uždengs ir gėlytės. Raukšlių nesimatęs. Alin galytė, rašyti, va. Puikiai tiesiog. Šeima kraisi ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.